7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pernai tokį net sunku turbūt žodžių rasti, kas čia įvyko. Kas ir toliojasi galvoj po tokios pabaigos? Jo, tai gerai iš tikrųjų pasakai, kad net nėra apie ką kalbėti, turbūt viskas matėsi ir subirėjom tikrai labai stipriai ir tokio komentaro, kaip ir sakyti, kažkokį vieną dalyką tikrai negali besti, nes visur pasipylė klaidos iš visų pusių ir nežinau, antroje pusėje tai nei puolime, nei gynyboje neradom nieko komandiško, nieko gero ir taip ta antra pusė ir susiklostė. Atrodo, kad Žalgiris tas pirmas pusės užžaidžia puikiai, bet ir labai tragiškai antras pusės. Kaip suprasti, nežinau, ką viduje irgi akcentuoja, nuo ko turi prasidėti antrą pusę, kad perlūžtumėt šitą prakeiksmą? Ne, tai kaip ir akcentavom, kad tikrai jie bus agresyvūs ir visi tai žinojo, kad su kokiu agresyvumu sugrįž po pertraukos, bet jeigu trečiam kėliny dar, sakykime, pusėtinai laikėmės ir iki to galbūt paskutinio tokio nesėkmingo metimo visai neblogai atsilaikėm, tai ketvirtam kėliny visai pametėm savo tą agresyvumo, kaip sakyti, atsakymą kažkokią ar ne, į jų tą agresiją ir kamuoliai lygioje vietoje prarasti, paskui neatsikovoti kamuoliai, nežinau kiek buvo atkarpa ketvirtam kėliny, kokius turbūt 6 atakas užbaigė 3 taškais, tai 2+1, tai 3 taškais. Na, sakau, sunku rasti kažkokį vieną dalyką, kuris nulėmė šitas. Antroje pusėje turbūt patakė 5 iš 25 metimų iš žaidimo, o ketvirtam kėliny nei vieną metimą iš žaidimo, ten berods 13, prašalė 5 klaidas. Ar kažką pačiam teko patirti tokio, kai visiškai neatrodo ir buvo ir progų, ne vieną turėjot gerą metimą ir Francisco įsimetė ir kiti, bet kai nepataiko taip, ar buvo kažką tekę kažką patirti, panašaus tokio? Taip, kad skaičiais pat nepasakysiu, kad taip tokių blogų pataikymo procentų, bet jeigu taip reikėtų rungtynės lyginti, tai kažką panašaus čia buvom prieš porą metų ir turėjo irgi, kai po pirmos pusės berods irgi 15 taškų pirmavom ir pralaimėjom tas rungtynės 20 taškų. Tai tik tai iš tos pusės, kad vėl ta pati istorija pasikartojo, o su tokiu pataikymu, na, čia sakau, jau tai pradėjom birėti, kad, nežinau, niekas nebekrito, nei laisvi metimai, nei kažkokie geri sprendimai, na, nežinau, sunku net kažką pasakyti. Mes kalbame apie tą sportinį pyktį, ne po vienų rungtynių, ne? Ir tu mini tą agresyvumą iš žaidėjų, kuris turbūt ir išmuša tą komandą, bet kaip tu sukelti sportinį pyktį? Jums reikėtų, kad, tarkim, permuštumėt savo tą fiziniam galimybėm, ką jūs galite tikrai padaryti? Žinai, aš pasakyčiau, kad mes šiandien to sportinio pykčio turėjom, tik tu neišlaikėm galbūt tos emocinės būsenos ir čia tokia kaip mūsų kažkokia problema atsiranda ir jinai, kad mes nerandam tos ramybės, kai varžovai žaidžia geresnę atkarpą ir nesugebam grįžti ant savo bėgių ir atrodo jau kokias, nežinau, 2-3 rungtynės galbūt taip stipriai emociškai krentam, kad paskui, sakau, visi barstam taip, kad nei taisyklių besilaikom gynyboje, viską varžovas lengvai gauna, ko nebuvo, sakykime, šiandien, jeigu imam 3 kėlinius, tai tikrai neblogai atrodė gynėmės, bet ketvirtas kėlinys, nežinau, net sakau, kaip subirėti, tai sunku pasakyti. Čia labiau apie antrą pusę kalbant ir apie tos varžovus, kaip paleidžiatas persvaras, yra čia psichologinė pusė ar taktinė? Tai šiandien tai atrodo, kad visiškai galim sakyti, ar tai apie psichologinį kažkokį barjerą, nes jeigu taktinis, tai būtų 1 ar 2 klaidos, ar ne, o čia tiek puolimas, tiek gynyba, tiek laisvi pramesti metimai, tiek lygioje vietoje klaidos, gynyboje vėl neatėjimai į pagalbas, ką darėm pirmoji pusėje, arba neatsikovoti kamuoliai, neateina į pagalbos, kai žaidžiam ar ne, dvigubinam gynybą. Tai tokie dalykai, sakau, čia gali vardinti ir aš sakyčiau, kad tai turbūt psichologinis toks labiau aspektas, kad išsibarstėm ir išsibarstėm taip, kad nebejautim vienas kito aikštelė visai. Tu pameni, kad išsibarstėte aikštelė, bet kaip ta Rūbinė neįsibarsto po tokių pralaimėjimų? Akivaizdu, kad visi užsidaro į save turbūt tam tikram laiko, ne, bet ar nepabyra Rūbinė po tokių pralaimėjimų, kai atrodo, viskas lysta iš rankų? Ne, pirštis tikrai vienas į kitą nebadom ir
kaip sakyti, neieškom kaltų, patys suprantam, kad susimovėm visi kaip komanda ir nebuvo nei vieno žaidėjo, kuris kažkokius, ta prasme, blogus sprendimus savanaudiškai priimtų ar kažkokie tokie dalykai, tai kas gali vesti kažkokį su tokie rūbinės subirėjimo. Tai čia daugiau yra bendros komandos problemos, kurias mes turim išsiaiškinti, žiūrėdami video ir jų nebekartoti. Ar treneris dar randa tinkamų žodžių prisibelsti iki žaidėjų, kaip atrodo, kokios tos žinutės būna rūbiniai po tokių nesėkmių? Nu, kaip sakyti, randa, aišku, jeigu mes pirmą pusę žaidžiam vieną krepšinį, o antrą pusę tiesiog atrodo kažkur pasiliekam rūbiniai, tai tik parodo, kad mes tikrai galim žaisti, bet tą žaidimą reikia žaisti ne 20 minučių, ne 30 minučių, visas 40. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.